Nu, tai sveiki, Jūrai. Sveikas, Pauliau. Fainai čia susitikom pas tave namuose. Kambarį dar toks remontas, bet jau artėja Kol kas pabaiga. restauracija. Restauracija namo vyksta. Atnaujinimas 100-mečio namo tokia. Mūsų yra su Jolanta toks sumanimas čia pabandyti jį atgaivinti ir tokiu būdu atsižymėti Anykščius. Jo, čia toks įdomus Anykščių rajonas, Janydžio, Anykštėnai žino. Jisai tokio turi kažkokio tai šarmo, čia yra tokių mažų parduotuvėlių, Violos baras toks keistas, tai smagu, kad šitam kampe dar atsiranda kažkokio tokio įdomaus judesio. Taip, o smagiausia, kad čia buvo pakankamai didelis žemės plotas. Tai tada jame galima ir sodelį turėti, ir šiaip čia. Tai biški pačiai pradžiai papasakok apie save. Na, ilgą laiką, turiu 4 vaikus, vienas sūnus Čikagoje, viena dukra Londone, 3 dukra Kaune, 4 Vilniuje. Nu, pastačiau 2 namus, dabar jau 3. Ilgą laiką dirbau su žmonėmis. Na, tokia sritis, kuri gali priskirti būti mokslams ar panašiai. Na, dirbau filosofijos, sociologijos teisės institute ilgą laiką, Vilniaus universitete. Po to savo kompaniją įsteigiau. Na, tiesa, prieš tai dar buvo tarpas, kai konsultavimo tarnybų tinklą Lietuvoje steigiam. Na, dar pripėdavau steigiant Liberalų sąjungą, susteigėjai. Ten, tada jau perėjau į savo verslą, mes įsteigėme konsultacijų kompaniją ir 30 metų joje visokių turėjome įvairių įdomių projektų. Na, vienas gal įdomesnis, tai buvo kartu su Verslo žiniomis leidinys konsultacijos vadovams. Ir ten buvau bendrautorius, redaktorius, 12 metų. Tai daug tų knygų yra išėję tenai. Na, paskui jau perėjau daugiau į individualų darbą su žmonėmis. Mano kryptis yra egzistencinis konsultavimas, kai kas mandrai vadina terapija. Bet terapija man tas žodis yra toks, kaip ten, šiek tiek stigmatizuojantis. Nes jeigu tik pasakai, kad terapeutas, tai iš karto nebešneka su tavim arba labai mandrai šneka. Bet, na, paskutiniu metu tai... Nu kaip, aš pabandžiau pavadinti save, na ir suradau tokius 2 žodžius, kurie galbūt daugeliu į čia į Anykščius atvažiavusių galbūt ir tinka. Tai prasmės emigrantas. Kada man jau ten Vilniuje pasidarė per tirštą, nebesinorėjo, norėjosi ramybės, tai tada apvažiavau 12 sodybų. Ir vieną išsirinkau, o po to tada jau su Jolanta mes čia suradom šitą namą. Tada nusprendėme, kad reikia jam 100 metų, nusprendėme jį restauruoti. Ir kada jau pradėjot šitos darbus, kada nusipirkot namą? 22 metais. 22? Prieš 2 metus. Prieš 2 metus ir dabar jau pradėsit apdailą, jau pagrindinį. Dabar jau bandysime kažkaip tai pereiti į tą sritį, kuri Jolantai artimesnė, tai yra vidaus dizainas, o ne plytų nešiojimas ir kitoks tinkavimas. Tai toks mano ten darbas ten buvo. O šiuo metu tai taip pat distanciniu būdu dirbu su savo senais klientais. Pagrindiniai klausimai, tai taip pats. Prasmės paieškos, jų praradimas ir bandymas surasti kažkur tai atsispyrimą. Dažniausiai tai paskui būna labai paprasti dalykai, o ne kokios tai metafizinės myglos. O
dabar jau vis tiek nemažai laiko praleidai Anykščiuose. Kaip apibūdintum Anykščius? Tiksliau, kas tau yra Anykščiai? Vieniems tai galbūt namai, kitiems yra galbūt poilsio tokia vieta, kitiems Anykščiai galbūt kūrybai įkvepia. Nu, vat, kaip Na, tu matai? mano žvilgsnis į Anykščius yra daugiau per to žmonės, su kuriais aš čia bendrauju. Ir su kuriais jau turiu bendrų patirčių. Tai sakyčiau, kad, na, vat, Anykščiai yra tiems žmonėms, su kuriais aš bendrauju, taip pat prasmės emigracijos vietovė. Liktai čia galbūt bus kitokia aplinka, kitokia aura. Nu, kokių čia dar yra mandrų žodžių, kurie gali pakilėti ir save apgaut padėti. Aha. Kas? Vaibas. Vaibas gali būti. Nu, čia vat kažkas tokio transcendentinio gali būti gatvėse. O išeini, tave pasišneki, normalūs žmonės, tie patys bomžiukai prie parduotuvių, tie patys ten, vat, prie Norfos tenai vis susitinku, mano simpatija tenai, kuris kapeikų prašo alui ten, nu. O šiaip tai, Anykščiai man tai, galbūt ir kitiems yra vieta, kur gerai sapnuojasi. Nes čia kažkaip gerai sapnuojasi. Vat, labai skirtingi nuo Vilniaus, tada vat, sapnai čia gerai sapnuojasi ir taip jau. Sapnai gal geras idėjas pametėja. Ar kaip tu supranti galbūt sapnus, vat, ką jie tau duoda? Tai yra tokia šventa sakralioji miego vieta, miego dalis, kuri yra mano kasdienio gyvenimo būtinas papildas toksai, netgi ne papildas, kai kuriomis dienomis ir pagrindas būna tenai. Ir labai svarbu tiesiog būti atviram ir tai patirčiai. Ir labai svarbu, ko gero, išvengti pagundos sapnus mandrai interpretuoti. Ypatingai pagal sapnininkus, tokius dalykus, nes tada daugiau tu nori save įtvirtinti, o ne apie savo sapną papasakoti. O sapnas jisai daugiausiai ką padaro, jisai suteikia nuotaiką nubudus. Vat. Ir dar vienas momentas, tai sapnas atneša labai tokią kartais malonę, kartais skausmingą žinią apie tai, ar tu iš tikro gyveni. Jo, tikrai labai įdomus tokie pamastymai apie sapnus ir gal galim taip natūraliai ir pereiti prie tokios temos, kurią dabar galbūt apsvarstai, galvoji, kuo dabar gyveni, kas tau įdomu. Man dabar įdomus smulkmenos, konkrečios smulkmenos. Ir man įdomi, ką galvoju dabar. Tai tiesiog dabar aš mėgaujasi lietų laiku, kuriame atsiranda vietos ir poezijai, atsiranda vietos ir fotografijai, atsiranda vietos ir dailydės darbams, atsiranda vietos ir sienų šlifavimui ir kitiems reikalams. Bet kažkaip... Ką atrandi tam lietume? Ar kažkaip kažką įvardintum? Kažkokios mintis, kokios ten kyla? Mėgavimas į akimirką atrandu aš tame lietume. Nes, nesijauti kaltu, jeigu kai stapteli. Nes tame miestietiškame ritme, tai ten tik stapteli jau jautiesi kaltas, gal aš nepadariau kažkokių darbų ir kitokių dalykų. O lietume tai tas stapteli, pasižiūri įdėmiau, gal kažkokį patyli, po to gal koks eilėraštis iš to gauna, į stalčių, gal koks vaizdas nuotraukose išlieka.
O ko gero svarbiausias lėtumo toksai lėto gyvenimo privalumas yra galimybė nepertraukinėjant kito klausytis. Nes tada aš esu lėtas, viduje yra mūsų, o kitas tegu kalba tenai ir jisai taip pat kažkaip tai gali save pačiam savo parodyti per mano tylėjimą. O gal kažkokiu tai pačiame mieste nykščių tokių smulkmenų, kurios užstrigę yra pastebėjimų? Nu, tai vat, labai smagios tos smulkmenėlės Inčirausko, žinai, ten, tai inkliuzai visur, taip, tik, panašiai kažkaip tai man primena. Man tada primena Vilniuje Gitenio Umbraso tenai padarytas ten stebuklo plytelė, ten čiulbantį kryžių, kitus tenai. Tai va čia vienas, na, toksai. Antras gal momentas Anykščiuose. Ribų nejautimas. Nes, na, yra tas ratas, su kuriuo bendrauju, tai ten su ribų jautimu viskas tvarkoj. Bet čia tai ateina, neklausia, ar tu turi laiko, neturi laiko. Nu, žinai, čia va dabar va darysim šitaip, taip ir anaip, žinai. Tai va tas ribų nejautimas ir nežinau, aš jam dar kažkaip tai neturiu savo jo tokio įvardinimo, kas tai dalykas yra ten toksai. Ar tai labai susigyvenusios bendruomenės požymis, ar tai nejautimas, kad gali būti ir svetimų. Tenai va toksai. Na ir trečias dalykas Anykščiuose, tai ta gamta, kuri netokia žavi kaip ant mano kalnelio, bet vis vien patraukli. Tai vat, pasivaikščioti vat, palei Šventąją, po to čia nuvažiuoti į Šimonių girią, ten vat, patinka, ten vat, labai toksai yra geras buvimas. O ko gero pagrindinis dalykas, tai yra tie žmonės, su kuriais galima. Nu, paties, ten, vat, bandymai sukurti bendruomenės pusryčius, ten, vat, tada ten Tilto gatvėje visi įvairios bendruomenės ten būrėsi, čia vyrai gentis daro ten, tada čia jau visokių, nu kaip, paskutiniu metu pajutau, kad Anykščiai pasidarė įvairių krypčių šamanaujančių mokytojų traukos vieta. Čia vat, visi kažkaip tai čia pradėjo su dvasingumo kursais čia vat judėti panašiai. Nu ir pats aš karts nuo karto tenai dalyvauju tokiuose renginiuose, bet daugiau tai konsteliacijų renginiuose tenai, bet ten mažiau to šamanavimo, ten daugiau yra tokio vat bandymas talkos būdu pažinti savo ir kitų vidinį pasaulį. Na ir pabaigai dar pasikalbėkime apie nuotraukas. Gal galėtum papasakoti galbūt kažkokią vieną istoriją, nu, vat, kaip tos nuotraukos gimsta? Pradžia tai buvo pandemija. Gyvenom mes ten ant kalno, čia sėdi namuose, nu ir ką, važinėkim aplinkui ir žiūrinėkim apylinkės. Išvažiavome vieną kartą, vienas kadras atsirado, kitas kadras atsirado. Po to tada jau teko įsivardinti, o kaip čia dabar, ką man to reikia, nu kaip čia prasmė, kad būtų. Ne? Tai įsivardinau, kad labai svarbu ne tik sakyti, kad gyvenu kiekvieną dieną, bet kad kiekvienos dienos vaizdas pasiliktų.
Tai va taip vat ir atsirado tos nuotraukos tada. Ir dabar jau turbūt 4 metų kiekvienos dienos yra tokie vat vaizdai užfiksuoti. Ir čia ko gero, gal čia, kada jau vat susitvarkysim, bus keletas tokių darbų, kuriuose bus po 365-366 nuotraukytės vienoje vietoje, kad galima vienu žvilgsniu apreipti visus metus. O čia bus jau 4 metai tokie. Gal kažkaip išeitų papasakot, kaip gimsta nuotrauka viena, kokių skirtingų nuotraukų atsiranda, iš kur jos atsiranda, kartais galbūt kažkur tai lėki ir kažką matai gražaus, kartais galbūt jos ieškai. Nelėkdamas aš. Jo. Aš iš ryto atsikeliu ir pirmiausiai pasivaikštau ir pasižiūriu, ar kabina akį kas nors. Jeigu aplinkui nekabina, tai tada išeini arba pavažiuoji tolėliau ir užkabina akį, pritraukia, tai ir fiksuoji, be didelio tenai kažkokio ten pasiruošimo. O palaipsniui tada jau atsiranda kompozicijos, detalių tenai tokia pajauta. O kadangi namuose dar turiu kritiką normalų, kuris naudoja 3 kriterijus nuotraukoms atrinkti. Šūdas, buitekas ir oho. Tai dažniausiai pasilieka oho. Nors kartais man ir šūdas patinka. Bet tas buitekas išmetamas ir tada iš tos dienos išsirenki tenai vieną. O kada buvo parodėlė, tai tada ir buvo pavadinimas jos nuščiuvimai. Tai yra, nuščiuvi ir fiksuoji. Jeigu nenuščiuvi, nefiksuoji. Tai toks taip paprastas. Ir tada jau atsiranda jau toks kaip ir sveikatinantis efektas. Šalia kito sveikatinančio veiksmo. Tai kiekvieną dieną nusimaudyti kūdroje, arba ežere. Nusimaudai, koks aš fainas, ne? Aš jau save taip įveikiau ir galiu per visą dieną nieko nebedaryti ir jeigu ką nors darysiu, tai čia bus tik tai papildoma vertė. Aš jau patį savo svarbumą padaręs esu. Tai čia ir su nuotraukomis, jeigu jau paėmei, padarai namų darbus, kaip vadinamus, ir viskas tvarkoj, tada jau visi kiti darbai irgi pasidaro tokie mažiau su įtampa. Tada gali rinktis arba skaityti, arba rašyti, arba miegoti, arba iš vis tenai dindą mušti tenai, arba su kuo nors kalbėtis ten. Arba kokį nors patiekalą gaminti tenai, visus ten padžiuginti. Tai jau toks. Tai tas sveikatinimo efektas, tai man kasdieną maudytis kūdro ir padaryti po vieną nuotrauką ir ją publikuoti, tai vienas ir tas pats sveikatinimosi veiksmas. Tai gal tiesiog tokiai pabaigai, net nežinau, kažkokia tokia klišė, ateities planai arba kažkokio tai dar pamastymų apie apibendrinimą, apie tai, ką šiandien kalbėjom, anykščiai, nuotraukos. Mano ateities planas tai pagrindinis arba ateities lūkestis. Savo haliucinacijas paversti konkrečiais planais ir juos įgyvendinti. Kol kas man jie daugiau haliucinacijų negu planų. Nes aš lėtai gyvenu, o nedirbu fabrike, kur reikia siekti trigalvio tikslo. Biudžetas, produktas ir tvarkaraštis. Aš esu laisvas nuo šito ir tuo džiaugiuosi. Kažkaip tai. Tada tie planai, šiandien tai turiu planą iki vakaro. Nenumirti. Jeigu pavyks, tai tada rytoj jau žiūrėsim, koks bus kitas planas man iš ryto. Bet nusimaudyti ir padaryti nuotrauką tai reikės. Dar turiu įsipareigojimus savo klientams, tai irgi tada jau čia jau reikės tada jau tokius dalykus daryti. O viena iš haliucinacijų, kuri jau gal 2 metus, tai būtų tai, ką prirašiau į stalčių
perkelti į knygą. Ten yra eilėraščiai, esė, nuotraukos ir kitokie dalykai, bet aš nežinau, ar jinai pavirs planu, man ir taip gerai. Nes ir pats turbūt žinai, kad haliucinacijos yra malonesnė būsena negu planai. Taip, kad čia... Nu ką, dėkui tau labai. Gerai.